Nu tai sveiki, sveiki. Kaipgi jūsų rytas prasidėjo? Ar diena prasidėjo? Žodžiu, pagaliau gavau pakrovimą. Nei daug, nei mažai 20 valandų prastovėjau, pasilsėjau, privalgiau, išsimegojau. Ir žodžiu, važiuoju 300 km iki Žuvyno, iki pakrovimo vietos. Krausia, šiandien yra antradienis, pakrovimas trečiadienį ir 99,99%, kad iš Rorviko reikės važiuoti į Gardemoną. Per vieną dieną aš nenueisiu, užtruks valandų reikia nuo Rorviko iki Gardemono nuvažiuoti, toj greitai perskaičiuojam. Reikia nuvažiuoti 13,5 valandų, o per vieną dieną aš galiu maksimum 10 valandų važiuoti. Tai jeigu trečiadienį pasikrausim, aš labai tikiuosi, kad mus pakraus ne vakare, kai paskutinį kartą buvo, kad pakrovė 11 ar pusę 12 valandos nakties ir reikėjo šūti tada visą naktį. Nu, iš vienos pusės buvo gerai, kai reikėjo visą naktį važiuoti, nes nebuvo jokio eismo, nebuvo lengvų mašinų, kelias fūras, tik tais tuščias kelias ir buvo galima važiuoti, bet iš kitos pusės yra biški prastesnis kelias, nenubarstytas, o tiesiog per visą dieną nuvažinėta padarytas ledas, žodžiu. Tai va, tai keliaujam link Rorviko, o jūs biški pasižiūrėkit keliu, kokie šiandien yra keliai. Šiaip normalus, biški plikledžia buvo, aš taip drąsiai variau 90, ko tais ant vieną pasukėlę nebelabai galėjau taip pasisukti, žiūriu, ko tais nelabai klauso mašinėlą. Vietam dabar 10, buvo 13 šalčia, taip labai įdomiai. Tai va, žodžiu, važiuojam, neskubėdami, nes nėra kur skubėti, po biškį važiuojam link pakrovimo į Rorviką, lekiam. Čia va Norvegų karinis laivas kažkur tai plaukia, neaišku kur. Jisai varo. Masėti, rusai puola. Tai va, žodžiu, važiuojam. Ir čia cirkiniks vidurį kelią važiuoji. Normaliai. Tai va, šaltoka -10 ir nuo fjordo, nuo vandens rūkas geras kyla. Kažkaip keistai per kamerą nesimato to, gal matas jums, nežinau. Tai va, žodžiu, lekiam.
Na va, kaip ir mano darbo diena eina į pabaigą. Beveik per 4,5 valandos sugebėjau nuo Trondheimo atminti iki Rorviko. Galvojau, nespėsiu ir reikės stoti dar vienai pauzei. Nes keli įdomių vairuotojų buvo pasitaikę, nelabai supratau, kodėl jie velkas ir mato, kad krovininė atvažiuoja greičiau ir nesustoja, nepraleidžia. Na tai žodžiu, tai vargais negalais beveik pasiekiau savo tikslą. Nu ir dabar ką, lauksim rytdienos, prisišvartuosim kažkur tais į firmą atvažiavę. Reiks dar nuo kalniuką nusileisti. Prisišvartuosim į viso ir lauksim tada rytdienos, kada mus pakvies krautis. Reiks į ofisą reikės nueiti, užsiregistruoti, kad atvažiavam. Ofisas tenais po dešinę pusę. Važiuok, man klic iš dešinės. O, kiek mašinėlų, oi, kiek mašinėlų. Kai parkuosimės kažkur, lauksim rytdienėlės, kada galėsim pasikrauti. Mašinų neblogai privaryta, daug. Žiūrim, kur mes švietas RV stovi. Gal geriau važiuoti man tenais, toliau. Lietuvė, Darius kažkoks stovi. Atsistosim, ai va, prie Latvijos atsistosim. Norvegas da. Prie Latvijos atsistosim ir bus labai gerai. Nes tai jo, nelabai tiesiai mums čia gaunas, bet nieko tokia. Nu, kai prisiparkavom, šalies pabaigų susivedam. Kažkur GPS'as pabėgis, nes aš įvedžiau šalies pradžią, tai Norvegija, a dabar pieno riebumą rodo Austrija. Tipo. Vse, šalies pabaiga įvesta. Galėsim eiti iki ofisiuką. Užsiregistruoti, kad atvažiavam. +2 tipą. Kur reikia rinktis ir eit link ofisiuką. Nu, apsėviau batelius, užsirakinam savo transporto priemonę ir šutinam link šitą
link ofisiuką. Vairuotojai labai daug žiūri, kad su kamera vaikštau. Biškį musėt neįprasta. Bet kai žiūrė, tai kartais ir įdomu būna, ne? Tik tais labai durnai atrodo, kai su kamera vaikšta, ne? Bet šiaip žiūrėti įdomu. Tai va, reikia per visą teritoriją eiti. Tenais nuo viršaus nusileidu į pakalnę. Nueisim iki ofisiuką. Parašyti reikia vardu pavardę. Mašinas, puspriekabės numeris, telefono numerį, kad paskambint galėtų. Ir paskambina, pasako, prie kurios rampas važiuot krautis. Ir viso. Ir sėdi mašina ir laukia kitose įmonėse žuvynose, tai ateina žmogus, pakviečia tave. O čia paskambina, tingi vaikščioti. Pirmą tranzicijų pasikrovė, tai kad jisai čia viens tik tais ir krovės. Mašintai labai daug laukia, maset vakarį visas pradės kraut, nes dabar yra po 3 biškį lietuviškų laikų, tai vietinių po 2. Tai jie tikrai anksti nežada kraut, krauna ant vakarą. Po pietų pradeda, labiau į vakarą pradeda krauti. Labai pasiseka tam, kuriai dieną pakrauna, nereikia naktį važiuoti. Bet pagrindė tai krauna naktim. Man čia paskutinį kartą buvo pakruojus, sakau, gal pusę 11 nakties, taip beveik patį paskutinį. Kai lipam į ofisiuką, einam, užsiregistruosim, kad atvykome. Ir reiks dar iki 12 nueiti. Tai va, cargo office. Hello. Nieks su manim nesveikina. Taip. Nu ko, nuėjau, užsiregistravau, sakau, antrinius paklausiu Galžyną, kada planuoja mane rytoj kraut, bet sako, mes neturim informacijos. Dėl rytdienos turim informaciją tik dėl šiandien. Na tai supratau, tai žodžiu. Neaišku, kada, arba rytoj reikės nueiti antrinius. Įsimegosiu. Ir tai antrinius nueiti reikės paklausti. Tai va, einam iki 12. Va. Dušas toksai va. Tuliks. Ir viso. Čia taip atrodo vairuotojų kambarys.
bent jau turėtų būti vairuotojų kambarys. Bet nieko dora nėra. Tulikai, jie viskas ir tai viena tulika duris neužsidaro, neužsirakina. Gaili pinigų įrengti minkštą kampą, kur daugelį įmonių būna vairuotojam įrengta. Tai va, žodžiu, kuo einam ilsėti. Atvažiavome į pakrovimą ir lauksim rytdienos. Rytoj iš šitų prie šitų rampų kažkur reikės stumti, pasikrauti. O mašinų laukia daug, tai matyt, šiandien daug kas ir krausis. Nes daug kas miega, tai laukia nakties. Matyt, kur į lėktuvą keliauja į oro uostus vara žuvis, tai pirmatinis gal krauna. Ir kur labai skubus krovinys. Dažniausiai būna pas mumis skubus, bet pakrauna pačius paskutinius, o tada liek išdegis akis. Tai va, žodžiu, žmonės žvejoja. Toks vaizdėlis, visai nieko. Aš eilinį kartą kamerą, tas meškeres nepasiėmiau, nes galvoju, kam čia man reikia. Girtekas stovi, RV stovi. Tai va, žodžiu, eisim poilsiauti. Mašinų tai labai daug stovi. Labai daug. Visas naujas Volvo. RV вообще stovi, Aera. Na, visas naujas ir mano viena, kaip jūs sakot, palūtarka. O ta palūtarka eina ne ta žodis. Tai va, žodžiu, kur atsisveikinsim šiandien su jumis. Tenais laivas stovi. Ai, dar parodysiu. Laivas, kur atplukdo žuvį į fabriks iš firmų, iš fjordų jūros. Tai parodysiu. Va šitaip atrodo laivelis. Šlangas yra ir, žodžiu, va tom šlangam jie iškrauna žuvį. O tenais, jeigu matos, tenais yra vieta, kur jos laikomas ir žodžiu, ir kai reikia žuvies, iš tų tinklų ištraukia ir į fabriką keliauja. Dabar jisai mus ir žuvį iškrovė, nes vandenį išpila. Iš kur iš čia išpila, ar iš fabrikas gali išpila. Vandenį, žodžiu, visą chlamą išpila. Tai va šitaip laivelis atrodo, kuris atgabena iš jūros firmų žuvį. Pas jį talpiklas tai kažkur yra. Aš neįsivaizduoju, kaip ten kas tai viduj pasidaras. Atplukdo, išpila ir vėl išplaukia, žodžiu. Tai va, mes atsisveikinam iki rytojaus vakarą, matyt, kai reikės važiuoti į Gardemoiną. Einu aš toliau ilsėtis, atidirbu šiandien 4,5 valandas. Ir vse. Ir vėl, kaip sakant, šūdą malsiu iki rytojaus. Neaišku, kelintos valandos. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai. Gerai. Geros dienos, gerą likusią vakarą jum, nežinau kaip tenais kas, o mes susimatysim, tikiuosi, labai greitai. Jum tai tiesiog bus kitas epizodas. Mygtuką paspaudimus užtruks gal porą sekundžių, o man beveik visą parą reikės laukti. Tai va, žodžiu. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti laiką,
subscribinkit, aišku, nes daug yra, kurie nesubscribina. Man tai daug ką reiškia. O su jumis susitiksim kitų dienų. Tai va, žodžiu. Все, iki sekančią kartą. Čiau.